balandžio 9-10 dienomis Marijampolėje vyks 22-ojo atvirojo Baltijos moterų krepšinio lygos čempionato finalinio ketverto turnyras. Prieš tai Baltijos moterų krepšinio lygos finalinio ketverto organizatoriai susirinko į oficialią spaudos konferenciją, kurioje papasakojo apie būsimo turnyro finalinį ketvertą. Puikiai žinote, kad 4 stipriausios komandos visai jau netrukus atkeliaus pas mus į Marijampolę ir šį minėtą savaitgalį kausimės mes dėl šios puikios man iš dešinės taurės. Lygiai po 17 metų finalinis ketvertas vėl grįžo į Marijampolę. Prieš 17 metų komanda vadinosi Arvi Vernytas, treneris Žaliabarštis ir ten laimėjo Minsko Horizontas taurę. Prizininkai buvo Arvi Vernytas, nors taurę iškovojo Horizontas, tačiau ją paliko organizatoriam, kadangi buvo tokie laikai, kad bijojo, kad jos važiuojant per sieną neatimtų. Kalbant apie šį turnyrą, tai po gana nesėkmingo praeitų metų čempionato, kur nedalyvavo Lietuvos komandos, jos pasirinko kitą kelią tačiau šį sezoną vykdom jau 22 čempionatą, jame dalyvavo iš viso 11 komandų, reguliarusis ir pateko į finalinį ketvertą pačios pajėgiausios. Ir malonu tai, kad finalinėme ketverte bus komandos atstovaujančios 4 valstybės. Iš tikrųjų darbo daug, jūs puikiai žinote, tikrai tai nėra, kaip sakyt, Lietuvos vien tik tai komandos, bet tai yra 4, kaip ir minėjau, valstybių. Tai yra didžiulė atsakomybė, kad svečiai jaustųsi gerai. Tai tikrai didžiulį darbą daro pirmiausia Baltijos lyga ir, kaip ir minėjau, prisideda klubas kiek tik tai gali. Komanda yra pasiruošusi ir, kaip minėjau, rugsėjo dar mėnesį, kai mes turėjome komandos prezentaciją, mūsų tikslai, jeigu kalbant apie Baltijos lygą, buvo tikslas, reiškiasi, papulti į finalinį ketvertą. Tai kaip ir minimalius tikslus mes esame ir įgyvendinę, bet žiūrint į tvarkaraštį ir matant 2 komandas, kurios susitiks, tai Kazachstano minėta komanda, Ukrainos komanda, iš tikrųjų mes šitas komandas esame nugalėję ir pabrėšiu ir džiaugiamės, kad mes iš viso nesame pralaimėję kol kas Baltijos lygoje. Reguliarų sezoną mes esame išlošę ir nepajautę to pralaimėjimo kartėlio. Tai tikimės, kad eisime iki galo, sakykim taip, ir kaip ir minėjau, minimalūs tikslai gyvendyti, bet sieksime aukščiausio. Baltijos lygos dėka, sakykim taip, finale šoks Lietuvos ryto šokėjos profesionalios. Dabar nedarybas, sakykime, vedam, bet kalbamės su Žalgirio šokėjom, kurios tikimės, kad šoks, reiškiasi, pusfinalių kovose. Taip pat noriu paminėti, kad gros pas mus 2 dienas šokių orkestras, kur tikrai teko man matyti prieš geras kelias savaitės. Atvažiuos 23 profesionalūs muzikantai, kurie suteiks tikrai puikią atmosferą sporto salėje pusfinalių finalų dienoje. Taip pat vedant darybas su kitais, sakykime, žmonėmis, kurie užpildys minutinės pertraukėlės, sakykime, taip, tarp kėlinukių, taigi tikrai kviečiame ne vien tik tai pasižiūrėti to tikro krepšinio, tikrų kovų, bet ir tam tikro, sakykime, spektaklio. Norėčiau visus pakviesti dalyvauti, kaip šitam yra skelbime visur tokie šūkiai, palaikyti savo miesto komandą, aktyviai propaguoti, kad dalyvautų, kadangi įėjimas nemokamas, pamatyti geriausias Baltijos lygos komandas ir malonu, kad dalyvauja 4 šalių komandos, tai praėjus 17 metų truputį tokia kaip ir krepšinio atgimimas, sugrįš į Marijampolę. Komanda pasiruošusi, kaip ir minėjau, traumų kaip ir nėra ir tikiuosi, kad tikrai su gerom nuotaikom mes žaisime finale. Tai aš noriu labai tikrai, kaip ir minėjau, Algimantas Ivašauskas, stengiamės tikrai dirbti daug su žiniasklaida, kadangi tikrai norime, kad mūsų sporto salė būtų pilna, sakykim taip, ir tikrai manau, kad mūsų miesto žmonės pamatys tikrai gerą renginį, nes, kaip ir žinote, susirinka stipriausios 4 komandos.